Taigi trumpai noriu papasakoti apie velkiavimui skirtus voblerius. Daugiau velkiavau šamą, aišku ir lydeką, starkį įmanoma pagauti. Taigi asortimentas toks mano kol kas. Šiaip reikia turėti tikrai ne vieną, ne du, kelių užnerimų, kad būtų, vieni giliau, kiti sekliau, duobių yra įvairių. Pradėsiu nuo banditų. Praeitas iki būtent ant šito 1,16 m lygtais šamuką pagavau. Duobė 9 metrų, užnerė iki 9. Šiaip užsirašau ant kiekvieno voblerio plius minus kiekis užneria pagal gamintoją. Bet aišku, šitie banditai daugiau valo padavus, užneria 10, gal 11 pakištum. Sekantis bomberiukas iki 6 metrų. Šiaip gerai yra, kur agresyvesnė srovė. Nėra tada toks agresyvus darbas, nes kiti išsimuša. Stipri labai srovė išmuša iš darbo. Sekantis dorelis Crank G8715A. Tai šitas užneria 5-3 lygtai, bet giliau tikrai pakišti. Yra ir šiek tiek giliau nerintis. Dorelis Crank G8720A. Šitas 6-3 neria, gamintojas rašo, bet drąsiai 7 su virš užsinardins. Sekantis giliau nerintis Pontoon Diprei 105 FDR. Neria iki 5, bet 7 tikrai esu užvelkiavęs, tai tikrai geras, gražiai dirbantis masaliukas. Vertas dėmesio kiek didesnis, bet šamas tai 5-6 kg. Drąsiai ima. Kiek mažesnė Diprėjaus versija 90 FDR. Neria 4 metrus, bet tikrai 6 įkišau, tai irgi super. Masaliukas barškantis, provokuoja. Taip. Bass Day Mogul Crank 5. Turiu 3 jos. Šiaip esu pagavęs ne vieną šamuką. Būtent ant šitų. Užneria 5 metrus, rašo, bet 6 su virš tikrai panardinsi, daugiau padavus. Kiek mažesnė jo versija, tai būtų Bass Day's Mogul Crank 3. Panardinu 4,5, tai tikrai. Priklauso nuo duobės. Didžioji dalis trumpos tos duobės yra, tai nėra kur užsinardinti, labai staigios. Užmetė į seklumą ir staigi duobė, tai labai greitai reikia užnardinti. Šiaip žiauriai labai patiko šitas, pagavęs starkį ir nedidelių šamukų. Tai Megabasso Z3. Žiauriai gražiai, krenkiukas dirbantis. Neria, rašo 4,2 lygtais, bet tikrai giliau pakišu. Žiauriai smagus. Galima ir nuo kranto šiaip gaudyti uždambiuose. Zibaito B-Switcheris 4. Tai grubiai irgi nerašo 4 metrai, bet 5 užkiša, irgi nedideli. Džiauriai smagus.
Šiaip ir šlakę, žinau, gaudo, kol kas dar nebandžiau pats, bet manau ateinančiam sezonui išbandysiu. Vienas barškaliukas, kitas tylus, įvairių yra. Dar vienas kiek mažiau nerintis, tai Pontono Deep Haze 70F. 4,5 metro, bet iki kokių 5. Šitas nėra iš tų, kur ženkliai daugiau užsineria, tas grubiai 5. Kitas neblogas musaliukas, Shimano Yesei 70F DR'as. Užsineria iki 6 metrų. Barškaliukas, šitas su šamuką pagavęs, 89 kažkas tokio centimetrų. Agresyviai dirbantis, šiaip geras, žiauriai patiko, tik reikės spalvinę gamą prasiplėsti. Dar vienas iš Shimano, tai būtų Bantam World Crank 73F. Toks su blizgučiais. Šiaip šitą sistemėlę žiauriai provokuoja, salačių esu pastebėjęs, kad žiauriai šitas dalykas provokuoja. Bent jau, aišku, ne su tais gaudau salatį, kiti modeliai, bet duoda savo šitas blizgis. Gera užmetimo sistema. Labai gerai nuo kranto metas, jis skrenda kaip kulka. Šiaip visi jie yra su gera užmetimo sistema, nesiblaško. Tai bet realiai velkiaujant ir nereikia kažko tokio, kad toli užmesti. Tai va, tiek trumpai. Ryte naudoju Twin Powerį Shimano 4000 PG. Pintukas 2 PA pagal Japoną. Šiaip kol kas nežinau, monstrų didelių netraukiau, bet 1,51 m šamuką drąsiai su 2 šitų. Ryte žiauriai smagi, nežinau, tikrai galinga. Manau 2 metrų šamą be problemų. Spinningą naudoju iki 47, griežtas, galingas. Pavadėlius pats darausi, šiaip sunku rasti kažką iš tokių ilgesnių ir kad būtų tvirtas. Tai iš Pontono medžiagos, paskui įkelsiu video, kaip darausi, tokio ilgio gan, nes velkiaujant uždambį akmenų, visko, kliuvinių, tai šiek tiek mažiau gaus trinties pintukas. Tai va, realiai tokios atkarpos ir užtenka.